Labadiena visiems susirinkusiems. Pradedam spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei Europos komisijos viceprezidentas Maros Šefčovič. Ministre, žodis jums. Dar kartą visiems labadiena. Kaip jūs ir žinot, vyko šiandieną Vilniuje posėdžiavo Europos reikalų ministrai. Neformalaus bendrų reikalų tarybos susitikimo metu buvo svarstyti du klausimai. Pirmasis, kaip pagerinti tarybos ir Europos parlamento bendradarbiavimas, siekiant ES piliečiams reikalingų sprendimų. Artėjantis rinkimai Europos parlamentą buvo svarstomi. Diskusija taip pat dalyvavo 3 Europos parlamento nariai. Tai užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmar Brok, konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Karlas Kazini bei šio komiteto narys Roberto Gualtieri, kuriems esam ypatingai dėkingi už jų dalyvavimą, už jų įžvalgas ir už dalyvavimą diskusijose. Pirmos sesijos metu donavo 2 žodžiai, turbūt nėra tai labai ir nuostabu, tie žodžiai yra piliečiai ir Europa. Ir labai simboliška, kad visą tai vyksta šiais metais, kurie paskelbti Europos piliečių metais. Visi dalyviai pažymėjo, kad piliečių pasitikėjimas Europą ir kūrimas tokios ES, kurie efektyviai sprendžia būtent piliečiams aktualias problemas, yra esminis mūsų rūpestis. Sutikome, kad šiuo metu piliečiams labiausiai rūpi ekonominiai klausimai. Todėl rinkiminės kampanijos metu svarbu parodyti, kaip ES konkrečiai sprendžia ekonominės problemas ir kaip ES sprendimai veikia kasdienį žmonių gyvenimą. Mes ne visada galim ir mokam tai parodyti ir tai yra problema. Ministrai pabrėžė, kad būtina užtikrinti, jog ES sprendimų priėmimas išliktų skaidrus, o piliečių balsas svarstant ir priimant sprendimus visuomet būtų išgirstas. Ir tai tikrai prisidėtų prie didesnio sudominimo kitų metų gegužę vyksiančiais rinkimais Europos parlamentą. Ministrai ragino piliečius būti aktyvesniais rinkimuose, nes tai ne tik puikiai proga tiesiogiai išreikšti savo nuomonę jiems svarbiais klausimais, bet supratus esmę viso šio proceso, taip pat galimybę tiesiogiai įtakoti visiems svarbios institucijos formavimą. Na ir taip pat tema ES tarybos ir Europos parlamento bendradarbiavimas jau mūsų pirmininkavimo pradžioje, sėkmingai dėrėdamiesi dėl sanglaudos paketo, išmokų ūkininkams, programų mokslininkams ir studentams, įsitikinom geriausi sprendimai priimami tik tarybai ir Europos parlamentų dirbant išvien. Abi šios institucijos yra įstatymų leidžiamosios institucijos, jos turi bendradarbiauti, privalo bendradarbiauti, kitaip tas procesas nėra sklandus ir efektyvus. Todėl šiandien ministrai toliau ieškojo būdų, kaip tęsti tą efektyvų bendradarbiavimą, tam, kad būtų operatyviai priimami sprendimai, kurie svarbus visiems ES piliečiams. Na ir pirmininkavimo metu tikimės toliau tęsti šitas diskusijas. Be abejo, kad tęsim, kaip aš jau minėjau pradžioje, tai yra neformali taryba, sprendimai nepriimami, yra daugiau gairės, idėjos ir visos tos idėjos keliaus dabar į sostinės. Ir mūsų nuolatiniai atstovai rudenį grįž prie to ir matyt, kad pateiks kažkokius tai konkretesnius sprendimus ir rekomendacijas. Traditional format of General Affairs Council also encompasses. Šios dienos diskusijose komisija, kaip visada, pasisakė labai reikšmingai ir todėl norėčiau pakviesti komisijos vicepirmininką Marių Šefčovič pristatyti savo pastebėjimus. Ačiū, Linai. Pradėsiu padėkodamas pirmininkaujančiai Lietuvai. Ne vien už tai, kad padėkojo, kad pakvietė mus į gražų Vilniaus miestą, bet už tai, kad pasirūpino ypatingai gražių orų. Tai yra tikrai labai vertingas priedas prie susitikimo. Mes džiaugiamės, kad susitikimas buvo neformalus, gerai parinkti klausimai, kurie buvo aptarti ir vakarienės metu, ir šiandien 2 darbinių sesijų metu. Manau, kad visos temos, kurias pristatė Bendrųjų reikalų tarybos pirmininkas, yra aktualios. Kitais metais Europos parlamente bus rengiami nauji rinkimai. Dėl krizės, kuri šį kartą buvo ne šiaip ciklinė krizė, bet struktūrinio pobūdžio krizė. Dabar ne tik Europos ekonomika keičiasi. Krizė turėjo rimtų pasekmių visai pasaulio ekonomikai. Nusivylę ir Europos piliečiai, sunku Europos įmonėms. Jie žvelgia Europos vyriausybės ir Europos institucijas
ieškodami atsakymų. Ir todėl kitų metų rinkimai Europos parlamente bus labai aktualūs. Bus svarstoma, kaip Europos institucijos paliečia eilinių europiečių gyvenimą, kaip tos institucijos galėtų geriau pasitarnauti Europos piliečiams ateityje. Ir todėl kalbėjome apie tai, kaip vengti tos tendencijos, kuri buvo pastebima pastarųjų rinkimų metu. Tai yra, rinkėjų aktyvumas nuolat mažėjo, tai buvo tikrai aktualus mums klausimas. Kitas dalykas, buvo svarbu aptarti, kaip formuoti Europos politinės tendencijas, kaip geriau atspindėti Europos pagrindinės vertybės pasirengimo rinkimams procese. Kalbėjome apie politinės kampanijas, rengiantis parlamento rinkimams. Jos pareikalaus glaudesnio bendradarbiavimo nacionalinių ir politinių lygmenių, visų politikų aktyvaus dalyvavimo. Svarbu, buvo pastebėta, kad ekonomika atsigautų, kad ekonominiai rezultatai būtų geresni dabar, kad matytumėm, kad ES yra geriausias garantas, sprendžiant svarbius klausimus ir vaidinant svarbu vaidmenį globalioje pasaulinėje arenoje. Čia ir aš sutinku, kad kitais metais būtų labai svarbu sukurti stiprią proeuropietišką platformą, kurioje už Europą pasisakančios jėgos galėtų ginčytis, diskutuoti, kur susitiktų kairiosios ir dešiniosios partijos, bet tos partijos siūstų proeuropietišką signalą visai Europos Sąjungai. Labai džiugu buvo išgirsti ir novatoriškų idėjų iš valstybių narių pusės, kaip geriau informuoti piliečius apie jų teisės, kaip padėti jiems geriau suprasti, kaip jų balsas gali būti geriau išgirstas priimant europinius sprendimus, kaip tą galima būtų padaryti. Tai būdai būtų tokie, per geresnį mokymą Europos vidurinėse mokyklose arba geriau apmokant mokytojus, skleidžiančius toliau informaciją apie Europos Sąjungą. Noriu nuoširdžiai padėkoti ir Linui, ir viceministrui Vitui Leškevičiui už jų indėlį. Tai yra Europos politinių partijų teisinio statuso dokumentas, į kurį didžiulį indėlį dabar įneša Lietuva. Reikės dėrybas užbaigti visai netrukus, kad Europos politinės partijos galėtų veikti pagal naują sistemą naujųjų rinkimų metu į Europos parlamentą. Tai bus labai svarbus dokumentas geriems rinkimams. Be to, buvo išsakyta vienareiškiška nuomonė dėl komisijos komunikato paskelbto prieš keletą mėnesių apie tai, kaip padaryti Europos parlamento rinkimus patrauklesnius. Du pagrindiniai elementai čia turėtų būti paminėti. Pirma, kad Europos politinės partijos galėtų nurodyti savo galimą kandidatą į komisijos pirmininkus. Tai atsirastų toksai personalizuotas požiūris. Tada asmuo, svarstydamas už kurią partiją jam balsuoti, jau matytų, kokį asmenį tą partiją siūlo Europos komisijos vadovus. Taip rinkėjai galėtų konkrečiau apsispręsti. Kitas komisijos pasiūlymas buvo glaudžiau susijęti nacionalinę ir Europos politiką, aiškiau, tiksliau pabrėžiant, kad nacionalinės partijos, kurios varžysis rinkimuose dėl Europos parlamento vietų, nustatytų glaudesnius ryšius arba glaudžiau
tiksliau fiksuotų savo ryšius su Europos pagrindinėmis frakcijomis, kad būtų aišku, kad ta vienos ar kitos valstybės narės partija, jeigu bus išrinkta Europos parlamentą, dirbs toje ar kitoje Europos parlamento frakcijoje, Europos liaudės frakcijoje ar socialistų frakcijoje ar kurioje kitoje. Šios dienos diskusijos nuteikia optimistiškai, kad proeuropietiškos partijos pateks į rinkimus ir tikiuosi, kad gausime vis daugiau geresnės informacijos apie gerėjančią ekonominę ES padėtį. Tai bus tikrai didelė parama ir pagalba vykdyti rinkimus geresnėme ekonominėme kontekste, konsoliduotų reformų kontekste, kad galėtume pasakyti, kad krizė jau įveikta. Dėkui. Rodykite, kam klausimas adresuojamas. Lietuvos televizija. Kaip Jūs įsivaizduojate, ar galima kažkaip padidinti procentą ateinančių balsuoti būtent į Europos parlamentą, nes 2009-aisiais tai buvo rekordiškai mažas skaičius, tik apie 20%. Nebedaug laiko beliko, kas galėtų kažkaip pakeisti žmonių nuomonę? Ačiū už klausimą. Aš gal šiek tiek pasikartosiu, bet iš tiesų mes apie tai ir kalbėjome. Čia yra ne tik Lietuvoje ta problema. Žmonės tiesiog natūralu, jie labiau mato savo vyriausybę, savo parlamentą. Kaip sakyt, all politics is local, kai sako, vis tiek, ką be kalbėtumėm apie visus europinius dalykus, vis tiek tai yra arti. Ir todėl Europos parlamentas kažkaip toliau yra. Dabar mūsų užduotis išaiškinti, nes iš dėl tų, kadangi galios didėja po Lisabonos sutarties, ir ypač finansiniuose reikaluose Europos parlamento vaidmuo didžiulis yra, formuojant biudžetą, kitaip skirstant lėšas. Ir jeigu žmonės, pavyzdžiui, tai supras, tai gal tada daugiau ir domėsis, nes dabar atrodo, kad tai yra kažkas tai ne jų, vyksta kitoj planetoje vos ne. Tai yra tokia neteisybė, bet vėlgi kaltint galim tik tai patys save, kad mes nesugebam sudominti, nesugebam informuoti. Tai dabar kaip tą padaryti, tai ir kalbėjom tą visą dieną, tai ir skaidrumas, ir informavimas, o pagrindinis žodis galbūt informavimas, piliečių paaiškinimas, ką tai reiškia, kiek mes sugebėsim tą perteikti, kiek sugebėsim tą įrodyti, nuo to ir priklausys susidomėjimas. Tai čia mes stebuklų turbūt nesitikim, bet matome, kad tame tikrai yra nenormali situacija ir jūs labai teisingai satot, tas procentas mažas, jisai nepriimtinas, taip negali būti pagal tą situaciją, kokia jį dabar yra, jeigu lyginant šitą procentą su svarba institucijos, su galimybėmis, su įtaka tų pačių žmonių gyvenimui, kasdieniam gyvenimui, ką mes kalbam. Tai vat, tiesiog savo užduodam tą klausimą ir kartu formuluojam užduotį, privalom pakeisti tą situaciją. Manau, kad todėl ir sutinku su Maroš Šefčovič labai laiku šitą diskusiją ir, aišku, iki rinkimų 9 mėnesiai, bet apskritai visą laiką reikia apie tai galvoti, ne tik prieš rinkimus. Ryšys tarp politikos ir tų, kurie politiką kūrė, sakykime, ir tarp piliečių, kuriems atskaitingi politikai, turi būti kiekvieną dieną, ne tik prieš rinkimus. Prisimenant, kad štai, kad turi ateiti rinkimus rinkėjai. Mes visą laiką turime apie tai galvoti. Tik tai taip veiks visas mechanizmas. Tai štai toks būtų mano komentaras. Lietuvos rytas. Lrytas LT portalas Vytautas Valentinavičius. Norėjau paklausti, ar buvo diskutuojama klausimų apie radikalių grupių į Europos parlamentą ateimą ir kokiu priemonių žadama imtis, kad tos radikalios grupės neateitų, jeigu jų nenorima ir kodėl nenorima. Jums, ponas. Ačiū. Taip, iš tiesų. Tik aš pasakyčiau, kad asmeniškai gal pridurčiau, kad ne tik, kad ateimas į Europarlamentą neramina, apskritai jų ateimas sakysim, į viešumą neramina ir tos tokios radikalios tendencijos jos paprastai labiau būna ryškios, kuomet yra kokia tai krizė, kažkokie neramumai. Tada tos tendencijos yra, kad iškelia į viršų tokias jėgas. Tai apie tai irgi buvo kalbėta. Tai kalbant, aišku, dar pridurčiau kalbėti apie Europarlamento kontekstą, tai labai svarbu, apie tai atskirai sakėme, kad galim skirstyti įvairiai partijas, kairiasias, dešiniasias, tai irgi turi prasme, nes kiekviena turi savo kažkokią tai platformą labai konkrečią, susijusi tiesiogiai su žmonių gyvenimu, su mokesčiais, su garantijom socialiniam, bet galima skirstyti į proeuropietiškas ir prieš Europą nukreiptas. Tai vat, partijos turi tikrai labai ryškiai suformuluoti savo proeuropietišką poziciją.
ir tuo galbūt nuslopinti tos tokius populistinius ir radikalius, kai kuriuos ksenofobiškus, neslėpkim to, nacionalistinius kažkokius tai junginius, kurie kartais kelia galvą. Tai štai čia yra kontekstas platesnis, ne tik tai rinkimų Europos parlamentą požiūrių, bet ir apskritai mūsų visuomenėse tai yra problema, į kurią galim tik tai savo kokybę atsakyti, o ne kažkokiais draudimais arba neigimais, nes tai neveiks. Veiks tik tai mūsų pozityvus ir kuriantis kažkoks tai veiksmas, kuris neutralizuos tuos, kurie yra populistai arba radikalūs. Reuters. Andrius Sytas, Reuters. I have a question for Mr. Vice President. Norėčiau paklausti komisijos vicepirmininko panašaus dalyko. Kiek tikitės, kad antieuropietiškai nusiteikusių EP narių dalis išaugs po naujųjų rinkimų ir kaip tai gali pakeisti parlamento darbą? Ačiū už klausimą. Po šiandieninių diskusijų ir po komisijos narių kolegijos seminaro, kuriuo mes pradėjome šį darbo sezoną, aš nusiteikęs daug optimistiškiau. Proeuropietiškos jėgos savimi pasitikė, jos mano, kad sugebės tinkamai bendrauti su piliečiais, jiems pasakyti, kad taip, krizė buvo labai sunkus metas, bet bendradarbiaudami, būdami solidarūs Europoje, vykdydami reformas, jau įveikėme sunkiausią krizės etapą. Šiandien iš ryto jau minėjau, kad šie Europos parlamento rinkimai bus kitokie palyginti su ankstesniaisiais. Aišku, vyks įprastinė tradicinė konkurencija tarp kairės, dešinės, liberalų, centro idėjų, bet šį kartą per šiuos rinkimus didžiausias politinis mūšis, didžiausios kovos vyks štai dėl ko. Dėl skiriamųjų linijų tarp tradicinių, esminių ES vertybių rėmėjų ir tų politinių partijų, kurios dėja ir vėl pasirodo ES politinėme žemėlapyje ir kurios norėtų mus nukelti į tamsesnius ES istorijos laikus, Europos istorijos laikus. Tai partijos, kurios orientuojasi į rasinę neapykantą, į ksenofobiją. Proeuropietiškos jėgos turėtų tinkamai mobilizuotis artimiausiais mėnesiais. Manau, kad tai matysime. Mane optimistiškai nuteikė ir tai, ką girdėjau šiandien iš ryto. Matau, kad nacionalinės vyriausybės irgi pasiruošusios tokiose svarbiose diskusijose dalyvauti, nes nacionalinės vyriausybės tai glaudžiausios mūsų partnerės, komisijos partnerės. Turime visi kartu dirbti. Žodžiu, aš nusiteikęs optimistiškai. Nesitikiu kokio nors dramatiško euroskeptikų atstovų skaičiaus išaugimo Europos parlamente. Galbūt jų bus išrinkta, bet man atrodo, kad nuotaikos Europoje keičiasi į gerą, ekonomika po truputį atsigauna, kuriamos naujos darbo vietos. Jeigu mes išlaikysime reformų pagreitį, jeigu ir toliau dirbsime, bus teigiamų rezultatų, manau, kad ir piliečiai įvertins, supras, kiek daug nuveikėme ir Europos ir nacionalinių lygmenių pastaruoju metu. Aš manau, kad bus įmanoma viską tinkamai paaiškinti piliečiams. Būsimame Europos parlamente tikėčiaus dar glaudesnių santykių tarp parlamento, tarybos ir komisijos. Šie santykiai buvo mūsų ankstesniosios diskusijos šiandien tema. Mes turime daugiau orientuotis į prioritetus, dirbti efektyviau, siekti rezultatų, kurie tokie svarbus ES piliečiams, ES ekonomikai. Turime dirbti dar sparčiau nei anksčiau. Dėkoju susirinkusiems. Geros likusios dienos.